Sveiki atvykę krepšinio Aziją pavadinimu Coast to Coast. Šiandieną dar kartą pasinersime į akį nepriepiamų krepšinio pagrindų vandenyną. Šios dienos tema – individuali ir zoninė gynyba. Išsiaiškinsime, kuo šie puolimo naikintojai skiriasi vienas nuo kito ir prie kokių varžovų jie geriau dera. Pradėkime! Pirmas iš šios gynybos pliusas, kad gauja savanaudžių jos paprastai neįveiks. Atakuoti šią gynybą, kai yra tinkamoje pozicijoje, labai sunku. Jeigu nori veržtis nuo tritaškio linijos, tavęs iškart lauks dar porą pagalbinių gynėjų. Jeigu centravimas yra tavo arkliukas, būk pasiruošęs pamatyti dar vieną padedantį aukštaūgį. Zoninė gynyba yra puikus būdas nubausti pataikyti nesugebančias komandas. Kadangi zoninė gynyba rimtai užkemša baudos aikštelę, vieninteliu išsigelbėjimu tampa tritaškiai metimai. Ir tas susigrūdimas, jeigu jo niekas neišsklaido, gali lengvai tęstis iki pat varžybų pabaigos. Zoninė gynyba yra paremta zonų sistema. Wow! Iš esmės žaidėjas turi prižiūrėti tik jam paskirtą teritoriją. Todėl akivaizdžiai sumažėja nubėgamo atstumo kiekis. Ar jūsų komanda turi žaidėją, kuris gali pridaryti problemų puolime, bet yra rimtai kiauras gynyboje? Tokiu atveju zoninė gynyba yra tai, ko jums reikia. Bet kokiu atveju šalia laukia pasirengęs padėti komandos draugas, todėl apsimestinė gynyba tampa mažesniu galvos skausmu. O dabar aptarkime problemas. Pirmoji jų tikimybė, kad puolimas paprasčiausiai pripras prie gynybos. Tai logiška atsižvelgus į tai, kad visi gynėjai stovi išsidėstę toje pačioje vietoje ir visada vienodai reaguoja į puolimo judesius. Žinoma, galima bandyti keisti išsidėstymą, bet perdavimų ir metimo ritmą pajautusios komandos tai jau nebesustabdys. Kaip jau buvo minėta, kiekvienas žaidėjas yra atsakingas už savo zoną. Todėl iškyla problema, kai reikia atsitverti žaidėjus, kurie nepatenka į tas zonas arba dviese atsiduria vienoje. Tokiu atveju pasipila puolime atkovoti kamuoliai ir pakartotiniai metimai. Ką daryti, jeigu aikštelėje vienu metu žaidžia Dirkas Novickis, Rimas Kurtinaitis, Styvas Nešas, Arvydas Sabonis ir Linas Kleiza? Paprasta – nesiginti zoninėje gynybą. Ta nuolat laukianti ir pasirodanti pagalba reiškia, kad puolančiąją komandą nuo pusiau arba visiškai laisvo tritaškio skiria tik keli perdavimai. Jeigu gynybai nereikia daug bėgioti, tai ir puolimas nepersistengs. Taip, jeigu judėjimas vyksta netikėtinai kvailai, puolančioji komanda pavargs anksčiau. Bet pabėgti 2 metrus, gauti kamuolį ir jį vėl perduoti nėra taip sunku kaip atlikti sprintą per pusę aikštelės. Tada apsimesti, kad bėgsi į kitą pusę ir išlysti po priešingoje pusėje stovinčią užtvarą. Pagrindinis potencialus pliusas – komandinio puolimo sustabdymas. Žaidžiant prieš asmeninę gynybą, dažnai bus atvejų, kai keli žaidėjai tiesiog atsistos kampe ir net neprisilies prie kamuolio atakos metu. Tai nėra tragedija, jeigu pavyksta pelnyti taškus. Bet kai pastovėję žaidėjai nori kažką nuveikti, ritmo pas juos nėra. Asmeninėje gynyboje bičiulių sistema nėra tokia stipri. Todėl reikės padaryti daugiau negu klaidinantį judesį ir porą perdavimų, norint sukurti progą komandos draugo tritaškiui. Turbūt tiksliau būtų pasakyti – neįmanoma. Žaidėjų išsidėstymas kiekvienoje atakoje yra kitoks, niekada neaišku, kas šį kartą padės gynyboje ir ar iš vis ta pagalba bus. Elementaru, atsikratyti žaidėjo, kuris yra prilipęs prie tavęs, yra sunkiau negu varžovo, kuris yra tik toje pačioje zonoje.
Pakankamai dažnai pastatytos užtvaros net nesuveiks ir reikės staigiai bėgti prie kitos. Tai leidžia pereiti ir prie minusų. To paties vargšų žaidėjo gainiojimas atima nemažai energijos. Juk abu krepšininkai bėga iš visų jėgų, o apie užtvaras kalbėti net neverta. Atsitrenkimas į aukštesnį ir sunkesnį asmenį tikrai neprideda jėgų. Žaisdami prieš asmeninę gynybą, varžovai yra žiaurūs ir kabinėjasi prie aplinkinių trūkumų. Esi truputį stambus arba lėtas, jie bandys pasityčiodami apibėgti tave ratais. Esi smulkesnis už savo oponentą, tavo bėda, teks gintis po krepšiu. Nemėgsti persistengti? Ha, niekada to nepamiršime. Komandinis žaidimas prieš šią gynybą nėra toks svarbus. Tad jeigu susidursite su pradžioje minėta savanaudžių gauja, galite ir pasigailėti. Užtenka vieno ar kelių perdavimų, kad puolimas prieš asmeninę gynybą galėtų tinkamai funkcionuoti. Praktiškai, jeigu varžovas turi akivaizdų pranašumą prieš gynėją, puolimas gali prasidėti ir be perdavimo. Pabaigai tiksliau ir paprasčiau apibrėžkime, kada ir kurį ginklą naudoti. Zoninė gynyba yra tinkamiausia prieš komandas, kurios prastai pataiko iš toli, kurios perdavimus mato kaip silpnybės požymį, kurios turi išsiskiriantį lyderį, kuris gali gerai veržtis arba centruoti, kurios turi gausesnius energijos rezervus. Individuali arba asmeninė gynyba geriausiai veikia prieš komandas, kurios moka gerai perdavinėti kamuolį ir judėti be jo, kurios gerai pataiko iš toli, kurios turi mažesnius energijos rezervus. Papildomos mintys. Profesionalų krepšinyje dažnai pastebėsite, kad treneriai varijuos gynybos taktikomis, bandydami išmušti varžovus iš ritmo. Dažniausiai pagrindinė gynybos sistema, naudojama profesionalų lygmenyje, yra asmeninė. Štai ir viskas. Jėj! Dėkui, kad žiūrėjote. Jeigu patiko, ką matėte, peržiūrėkite kitus įrašus apie krepšinio pagrindus arba varžybų analizės. Nepamirškite prenumeravimo mygtuko, čia tas geltonas, ir pasidalinkite šio vaizdo įrašus su kitais. Jeigu turite kokių pastebėjimų ar kontraargumentų, išreiškite juos komentaruose. Konstruktyvios kritikos čia niekas nebijo. Tai buvo laida Coast to Coast su krepšinio pagrindais. Iki ir tebūnie krepšinio dievai su jumis.